Kongresas Naujoji Europa spalio 24-26 Milane. Koks yra ryšys tarp mūsų studijų ir atvykimo į kongresą? Koks ryšys tarp studijų ir kongreso? Žinote, tai yra neįtikėtina, nes kai aš pradedu jausti, kai pradedu turėti visus šitos išsiaiškinimus, kai patį pirmą kartą aš susiduriu su susijungimu. Nupieškim, tai yra 359 laipsniai. Visų mano gyvenime esančių galimybių. Ar jūs matote piešinį? Taigi, visos galimybės, kurios man liko, 359 laipsniai galimybių, kurios aš turiu gyvenime. Ir tik viena galimybė dabar yra atidaryta, kurią aš turiu, kad prieiti prie susijungimo. Taigi aš dabar piešim tokį apskritimą kaip didelį susijungimą. Taigi šitam susijungime mes turim savo tašką širdyje. Tai yra mūsų bendras susirinkimas, tai yra kongresas. Ir nuo šio momento ir toliau, nuo šio, tai yra mūsų pradinis mes dabar. Gerai? Čia yra mūsų dabartinė situacija. Ir pavadinkim tai 24 iki 26 spalio. Mes tai turime. Ir mes čia susidursim su labai daug išsiaiškinimų kartu. Fazė, kuri vadinama pasiruošimas. Gerai? Taigi, tai su kuo mes susidursim, yra, pavyzdžiui, pasirinkimo laisvė. Dabar aš turiu visą savo gyvenimą ir tai kažkas tai, ką mes pajausim, tai yra kaip žadinimas, kaip prabudimas iš viršaus. Kai pirmą kartą gyvenime aš jaučiu galimybę tikram susijungimui ir tada įvyksta kažkas, tai ką gali pavadinti pakilimu, kažkokiu tai sukilimu manyje. Ir tai yra mano pirmasis susitikimas su kuo? Su ego. Aš galvoju, kad ego yra, kaip žinot, yra kaip aktoriai filmuose, jie turi gražias žmonas, jie turi didelius namus, gražias mašinas ir jie yra žymus. Ir jie jaučiasi aukščiau visko. Kaip politikai, pavyzdžiui. Ne, tai ne ego. Tai yra pats mažiausias toks mikroego. Tikrasis ego prasideda tik tada, kada susiduri su susijungimu. Tada tikrasis ego, arba jis turi daug vardų, Amanas arba Faraonas, pradeda manyje kilti. Tada aš jaučiu, kad visi šitie 359 visos šitos 359 galimybės yra pateisintos, jos turi vertą, jos yra aukštesnės. Aš jaučiu, kad visas mano gyvenimas yra toks tikras. Staiga aš negaliu atvažiuoti dėl to, kad mano uošvienė šią dieną ateina manęs aplankyti, nors dažniausiai aš jos nekenčiu ir nenoriu aš jos matyti. Bet aš turiu ten būti. Arba, ne, aš neturiu pinigų. Nors kitais atvejais aš savo nusipirkčiau labai gražų naują iPadą. Bet tai ir yra pasirinkimo laisvė. Dėl to, kad priešais mane dabar yra du dalykai. Galimybė pasiekti tikrą dvasingumą. Nes mes sakėm, kad tai yra tik tai galimybė susitikti su Laitmanu, su mokytoju ir draugais. Arba eiti kur nors kitur ir save pateisinti. Kaip reiškia atrasti egoizmą kongrese?
Mes dar tai pradiniam taške ir, žinot, aš jau pradedu matyti savo norą pastatymą, dėl to, kad mano noras dabar yra įtakojamas visos visuomenės. Dabar matot, visas tas apskritimas yra visa visuomenė. Bet koks įmanomas poveikis, kokį tik tai mes galim savo sugalvoti. Iš visų 6 norų, kuriuos mes žinom, jūs atsimenat, kad maistas, seksas, šeima, kas dar, pagarba, garbė, pinigai ir žinios. Visi šitie norai mane veikia. Ir kaip jie mane veikia? Su vieninteliu dalyku, su svarba. Taigi, jeigu aš noriu, kad šitas noras, kurio aš visą laiką ieškojau, šitas taškas širdyje, jeigu aš noriu, kad jis pakiltų virš visko, jeigu aš noriu, kad jis būtų didesnis, aš noriu pakelti šito noro svarbą, kad suprasti, kad visi šitie norai, visi šitie dalykai, kuriuos aš matau, tartum jie egzistuoja, tartum jie svarbus mano viršininkas darbe, kad aš turiu suprasti, kad kūrėjas man siunčia visus šituos atstumimus ir visus šitos trukdžius vien tam, kad aš atrasčiau ir sukurčiau tikrą ir stiprų norą tam, kad pasiekti jį. Kaip aš tai darau? Aš pradedu ruoštis kongresui. Pats pirmas veiksmas, kad ir ką tu darytum, paspausk ant registracijos mygtuko. Taip viskas ir prasideda. Jeigu ne, tu galvoji taip arba ne, arba gal. Svarbiausia užsiregistruoti. Ir tada po šio momento, tada prasideda tavo pasiruošimas. Tada tu jau pradedi galvoti, kaip aš atvažiuosiu į kongresą. Ir iš mano patirties, per kelis metus, dirbant su italais, aš galiu jūs užtikrinti, kad aš kalbėjau su draugais ir jie sakė, ne, bet aš negaliu atvažiuoti, yra tas ir kitas. Ir tada matai, kad tas momentas, kad kai kartu su jais pakeli svarbą, tada jų tikrovės suvokimas pasikeičia, tartum tie dalykai net nevyko. Ir jie po to supranta, kad tai mano ego man rodė iš tos dalykus ir aš netgi to nekontroliavau, aš netgi nesupratau, kad tai vyksta ir ego taip veikia, jis tą parodyti. Taip, iš tikrųjų, tiesiog tu įtikini save, kad yra tokia tikrovė ir panašiai. Ir aš save irgi atsimenu. Aš irgi prisimenu visas situacijas. Ir parašykim dar kartą, kai aš pradedu savo pasiruošimą, tai yra prieš visą, ką mes darom, mes visą laiką privalom pasiruošti tam. Pasiruošimas pradžioj yra tik tai vienas taškas. Aš dar vis nepasiruošimą. Aš dar vis galvoju, ar atvykti, ar neatvykti. Aš dar nepradėjau pasiruošimą. Tai gali netgi būti 25 spalio ir gal tada aš pradėsiu galvoti. Žinot ką, aš atvažiuosiu, bet tada aš turėsiu tik tai vieną dieną, kad padaryti pasiruošimą. Jeigu aš įeisiu į tai dabar, kaip draugai jau ir daro, sako, gerai, aš atvyksiu, tada aš atskleidžiu naujus laipsnius, naujus išsiaiškinimus, pasirinkimo laisvės. Taigi, ar aš pasiruošiu ar ne? Ką aš noriu pasiekti šitam kongresui? Ateina dar kiti išsiaiškinimai, kaipgi aš būsiu su draugais, ar aš būsiu aktyvus, ar aš būsiu pasyvus, ar aš atskleisiu, ką reiškia atiduoti. Ir tada šitie išsiaiškinimai, aš net nenoriu jums sakyti, kokie čia išsiaiškinimai, jūs patys išsiaiškinsit. Jie auga ir auga iki pat paties kongreso. Taigi aš noriu atskleisti, kurie ar ne. Ir visada jūs atskleidžiat šitą pasirinkimo laisvę, jūs atskleidžiat, kad turit tiek daug išmatavimų tarp šitų pasirinkimo laisvės laipsnių, kad visas šitas trikampis, kurį mes ką tik sukūrėm, yra iš tikrųjų mūsų noras arba mūsų kly. Mūsų indas. Tai yra tai, ką aš sukuriu, kai aš einu per norą. Bet tai kaip aš galiu, nuo šito taško aš ir pradedu rinktis.